Sveiki, išaušo nauja diena. Šiandien ryte kažkaip palei prognozes neturėjo būti lietaus, bet truputį sulaukiau lietučio, kol miegojau. Tai dabar tik kol kas apsiniaukė. Tikiuosi neišmaudęs, nes šiandien turėtų nelyt šiaip tais. Na, o rytoj jau bus neišvengiama su lietum. Tai šiandien įsimiegojau pakankamai neblogai. Galėtų būti ir geriau, geresnis miegas galėjo būti. Bet ką, liko 3 dienas Latvijai. Nu, kartą 3 dienas. Nu jo, šiandien, rytoj, o poryt jau kertu. Jo, poryt kertu jau Lietuvos sieną, pagaliau link namų. Tai nėra ko čia bimbinėt, važiuojam link Lietuvos. Bet pradžiai užsuksim į Ventspilį. Važiuojam! Na ką, pasižiūrim ką gerą. Nuvažiavau 32 km. Dar liko 108. Ir vidutinis greitis 25 km/h. Šiandien nežinau, avėjasi nugara ar čia kojas belenkai velk. Tai šiandien rytą truputį pakoregavau maršrutą. Šiandien bus biški ilgesnė nakvynė už Ventspilio. Nu, šalia Ventspilio. Ir kad rytoj truputį mažiau būtų kilometrų, nes ką žinau, ar aš visą dieną norėsiu mirkti lietų, jeigu pranašaujama tas lietus. Tai reikia biškai pakoreguoti, būti lankstesniam. Ir dar reikia užsipirkti Ventspiliai dujų balioną, nes man dujas baigės. Tai biškai atsikvėpiam ir neatleidžiam tempą. Štai pagaliau pasiekiau Latvijos šiaurės rytų tašką.
Čia, kur po dešinę yra Latvijos įlanka link Rygos, o po kairę atvira Baltijos jūra. Palei viską tenais turėtų stovėti švyturys. Deja, jo nebėra. Na, kaip norėjau, taip ir padariau. Aplankiau šiaurės rytų Latvijos tašką, kur susijungė Baltijos jūra atvira ir Latvijos įlanka. Tai dabar po tokių sočių skanių pietų, kur kainavo 14 eurų, dar užsisakiau arbatos. Nes kai mini pakankamai normaliai, greitai, po to sustojus, pabuvus, yra net nemalonu. Iškart atvėsti. Ne, sušilęs būni ir iškart šalta daros. Tai arbata iš vidaus dar pašildė. Jo, nėra čia tai baisiai šilta, nors saulė šviečia. Bet nieko, šoksim ant dviračio, pradėsim vėl mint, vėl bus gerai. Ir galų galiausiai paskutinė stotelė dabar šiandienos Ventspilis. Iki Ventspilio man belika 84 kilometrai. Tai nėra ko snausti, judam į trasą. O, čia dar pasirodo galima apsistoti tokiuose įdomiuose namukuose ant jūros kranto. Nice. Baigėsi greitis, prasidėjo kova prieš vėją. Nestiprus vėjas, bet vis tiek jau jaučias, kad reik prieš vėją minti. Jo, traukiam į pietus. Padangėlės jau baigėsi. O turėtų būti va tokias kaip priekiniai. Pagaliau! Ventspilis!
Tai čia kažkur tais bus mano nakvynės vieta. Nebūsi persistengęs. Nu, dar pažiūrėsim ten toliau. Oi. Man atrodo, aš biškį persistengiau. Na, šį kartą ne prie pat jūros būsiu, bet tada gal visai neblogą vietą. Manau, man tiks. Tik aišku, jau šį kartą be vaizdą, nors dar gal reikia pasižvalgyti. Gal dar kažką pamatysiu. Žodžiu, nakvynės vieta bus va čia. Gana ieškoti. Prisvariau smėlę be ieškodams. Čia bus gerai. Pakojamės. Na, yra buvę prastesnių vietų. Sueis. Vienai nakčiai, neilgam. Štai ir viskas. Baigta 17 dieną. Mano baterijos jau tuščios. Jo, tas važiavimas prieš vėją. Pradžia buvo greita, faina, smagu. Jo, apsisukau į kitą pusę, link pietų. Jo, pareina viskas. 142 kilometrai. Įveikiau. Manęs neįveikė, bet vos ne ant lygiųjų. Pasiekiau Ventspilį. Rytoj Liepoja, poryt Klaipėda. Tai tiek šiandien. Viskas, einu ilsėtis. Atgauti jėgas. Rytoj anksti nepajudėsiu, tik tai 125 km laukia. Dar palei prognozes iki 9 turėtų nustoti lyti. Jeigu taip bus ir po to visą vakarą nieka, tai galim sakyti, man kaip ir pasisekė. Tai gero jums likusios dienos. O aš einu ilsėtis ir žiūrėsim, kas laukia rytojus. Iki.